And I've never been fucking more happy to be here. Thank you so much for having us tonight. Labas, kaip jūs gyvenat? Šiandien prasidėjo video šiek tiek kitaip su Palais Royal koncertu, į kurį aš laukiau nueiti beveik pusę metų. Tai yra mano pati mėgstamiausia muzikos grupė ir iš tikrųjų aš buvau be galo laiminga, kad galėjau sudalyvauti jų koncerte, pamatyti juos gyvai, nes iš tikrųjų tai nėra nei dienos, kada neklausyčiau jų muzikos jau kelis metus. Ir kai sužinojau, kad jie atvyksta į Lietuvą ir turėjo prasidėti bilietų prekyba, pamenu dar kovo 11 dieną 12 valandą, tai aš tiesiog laukiu prie telefono ir jau po 12-3 minutės turėjau nusipirkus bilietą. Tai iš tikrųjų labai norėjau sudalyvauti šiame koncerte ir tiesiog esu labai laiminga, kad išsipildė viena iš mano svajonių ir labai lauksiu, kada jie vėl sugrįš į Lietuvą. Tai kam nepatinka koncertai ar nemėgstat roko muzikos, tai tikiuosi šią dalį praleidot, vis tiek šiandien bus skaitimo vlogas, tai kita video dalis tikiuosi jums bus įdomesnė. Tai nebekalbant apie mano gyvenimo įvykius, pakalbėkim apie knygas ir kaip jau matėte turbūt, kad pradėjau skaityti Egzekutorius. Čia yra naujas leidimas. Pirmo leidimo ši knyga yra tokios mėlynos spalvos. Ir aš renku Chris Carter knygų kolekciją apie Robertą Hunterį. Aš dabar nepamenu, kiek tiksliai ten yra knygų, kažkas apie 10, paliksiu tikslų skaičių čia. Mačiau, kad ir nauja knyga jau anglų kalba yra išleista šio autoriaus. Bet aš kol kas esu perskaičius tik pirmąją dalį Krucifiksą. Apie šią knygą pakalbėjau šiek tiek video metu kažkada senai, tai aš įkelsiu tiek į aprašymą video, kur kalbu apie Chris Carter knygą Krucifiksas, tai yra pirmą serijos dalį, ir paliksiu kortelėse, tai turėtų iškristi ir galėsit pažiūrėti, jeigu neskaitė dar šios knygos ar šiaip jūs domina. Na, o čia yra antroji dalis, Egzekutorius, ir niekaip man nepavyko šios knygos rasti, kai paskaičiau pirmą dalį, kadangi praktiškai deficitas yra Egzekutorius, trečios Chris Carter dalies ir dar kitų tolimesnių serijos dalių. Kadangi šios knygos jau buvo išleistos pakankamai senai, tai aš labai apsidžiaugiau, kai leidykloje temą perleido šitą knygą antrą kartą ir aš galėjau ją įsigyti į savo kolekciją, tai man betrūksta 2 knygų ir turėsiu jau visą Roberto Hunterio seriją. Ir iš tikrųjų, čia nėra reklama, čia aš pati perku už savo pinigus šias knygas ir skaitau. Labai tiesiog norėjau surinkti visas šio autoriaus knygas. Nors detektyvai nėra mano komforto zona, tikrai ne visus detektyvus iš eilės skaityčiau, bet Chris Carter turi savyje kažko tokio, kas priverčia mane skaityti šias knygas, sukausta dėmesį ir iš tikrųjų nėra nei nuobodu, nei kažkaip ištempta. Išlieka ir įtampa ir sunku yra atspėti, kas yra žudikas, ir kai yra išaiškinamas tas žudikas visada pribloškia, visada tai ta viena knyga, kur skaičiau, aš šią knygą dar tik pradėjau. Tai nežinau iš tikrųjų, kaip kalbėti apie detektyvų knygas, kadangi kiekviena detalė yra gan svarbi turiniui ir gali išduoti, kas yra žudikas, ar tiesiog papasakoti plačiau apie turinį, kad jūs patys galėtumėt suprasti, kas yra žudikas. Tai to aš nenoriu daryti, kad jeigu jūs nuspręsit skaityti šią knygą, jom netimčiau skaitimo malonumą. Pasakysiu iš tikrųjų tiek, kad Chris Carter žudimo scenos tikrai yra gan žiaurios ir šlykščios. Vien šioje knygoje tai mes jau užkart sutinkam šiek tiek ir tokią katalikišką tematiką susijusią su krikščionybė ir kunigais. Tai tikrai skaityti nėra gan malonu, tačiau manau, kad tai priklauso nuo žmogaus. Nežinau, kartais aš skaitydama trilerius ar net kito žanro grožinės knygas, man sukeliamas yra šlykštesnis ir nejaukesnis jausmas nei čia. Nežinau, kažkaip čia netrodo, kad tai vyksta iš tikrųjų, bet skaityti yra be galo įdomu, labai yra išlaikoma įtampa ir netikėti dalykai yra vis atveriami knygoje ir nėra tokio ištemptumo. Kaip esu keletą skaičiusi detektyvų kitų, kur atrodo, kad veiksmas tikrai ištemptas ir šiek tiek atsibostantis, tai bent jau čia man kol kas to nėra. Aišku, tai yra tik antra knyga, bet kol kas ši knyga yra man labai įdomi, kiek aš čia jos perskaičiau. Dar neįtin daug, 116 puslapių. Tai ne tik, kad apie patį
detektyvą ir bylą yra kalbama, bet ir čia šiek tiek yra susijęs su regėjimais, aiškiaregystė. Tai per tą aiškiaregystę yra truputį atskleidžiama ir apie Robertą Hunterį, kuris yra šios visos serijos Chris Carter knygų pagrindinis yra tyrėjas. Tai iš tikrųjų per tą aiškiaregystę yra šiek tiek atskleidžiama apie šio žmogaus vaikystę. Ir kadangi apie patį turinį detektyvą negaliu kalbėti, noriu šiek tiek paminėti tą būtent vaikystės dalį. Man tikrai sukilo emocijos stipresnės nei skaitant apie pačią bylą ir žudimą. Tai iš tikrųjų ten yra kalbama apie mamą Roberto Hunterio. Ir iš tikrųjų man buvo labai pikta ant tos mamos. Žinau, kad jie išgyveno skaudžius, labai sunkius, skausmingus dalykus ir tikrai kovojo su liga, tačiau tai, kaip ji nusprendė pasielgti, man atrodo, buvo labai traumuojantis įvykis Robertui Hunteriui ir bet kokiam vaikui tai būtų labai traumuojantis įvykis. Tai kas yra keisčiausia, kad kol kas, kiek aš perskaičiau, aš labiau supykau ir labiau emociškai išgyvenau būtent tą sceną su Robertu Hunteriu ir jo mama, nei kad apie pačią bylą ir nužudimą ir šlykščius įvykius, kurie buvo aprašomi apie bylą. Tai labai iš tikrųjų įdomus toks dalykas. Tai skaitysiu šią knygą toliau, bet kadangi, kaip jau ir suprantat, nelabai galiu dalintis turiniu, tai pagalvojau, kad iš tikrųjų ne vien tik šią knygą skaitysiu šio video metu, bet taip pat pridėsiu ir kitą knygą, tai yra Meilė ir paslaptys, antra dalis Nedorėlių taisyklių. Pirmą dalį šios 4 knygų serijos mes skaitėm, buvo visas skaitimo vlogas apie pačią pirmą dalį ir man iš tikrųjų labai patiko ir daugumai iš jūsų labai patiko ši serija, tai skaitysiu antrą knygą, iš tikrųjų turiu savaitę laiko ją perskaityti, nes tai yra knyga iš bibliotekos. Tai pagalvojau, kad galėsiu skaityti šiame video abi šias knygas, nes abi yra serijos dalis. Apie pirmą dalį tiek šios knygos, tiek Chris Carter pasidalinau skaitimo vlogose ir kitose video, abu jos paliksiu aprašyme ir kortelėse, tiek šį vlogą pirmos dalies Nedorėlių taisyklių paliksiu kortelėse ir video aprašyme. Tai jeigu skaitėt pirmas dalis, tai jums bus įdomu sužinoti, kas toliau. Jei neskaitėt, tai nežinau, gal šią video net nenorėsit žiūrėti, kol neperskaitysit pirmos dalies, galbūt iš vis šių knygų nemėgstat, nei istorinių romanų, nei detektyvų. Tai šiame video skaitysim šias 2 knygas ir pažiūrėsim, kur toliau mane nuveš šis video, nes jis jau prasidėjo su koncertu, tai manau, kad šis video tikrai bus turiningas, įdomus ir dar aptarsim 2 knygutes. Tai eisiu dabar iki bibliotekos grąžinti kitas knygas, kurias man reikia grąžinti. Ir tuomet važiuosiu atgal namo, tai traukiniai turėsiu tikrai nemažai laiko ir galėsiu toliau pasistumėti ties detektyvu. Taigi, knyga Egzekutorius jau baigta, iš tikrųjų labai greitai aš ją perskaičiau, negalėjau tiesiog padėti, buvo labai įdomu, kadangi visas turinys yra toks intriguojantis ir įtraukiantis ir pasibaigė skyrius su kažkokia intriga, kur nori pradėti naują skaityti, kad sužinoti, dėl ko taip nustebo detektyvas, ar ką ten pamatė nuotraukoje, ar kažkur ten rasti kažkokie nauji įkalčiai, ką reiškia ir panašiai. Tai iš tikrųjų galiu net sakyti, kad man antra dalis patiko labiau net negu pirmoji, nors kai skaičiau pirmą dalį Krucifiksą, kuri taip atrodo naujas leidimas šios knygos yra su degtuku, pirmas leidimas toks kaip ugnis, oranžinės spalvos. Tai kai skaičiau pirmą dalį, galvojau, kad labai čia yra nerealu ir tada vien po šios knygos aš nusipirkau jau ir kitas serijos dalis, kurias galėjau rasti, bet iš tikrųjų paskaičius antrą dalį, tai iš tikrųjų man atrodo, kad šita man sukėlė daugiau
skirtingų emocijų ir pats turinys jis buvo toks sodresnis. Šios knygos iš tikrųjų skiriasi tarpusavėje, aš galvojau, kad vis tiek panašus stilius turėtų būti rašytojo, vis tiek jis rašo tą patį žanrą su tuo pačiu detektyvu, tai maniau, kad vis tiek turinys bus daugiau mažiau panašus, bet iš tikrųjų tai labai skiriasi tiek ir žudikų portretai, tiek pati intriga, kas yra tas žudikas. Šioje knygoje mes praktiškai visiškai nematom ir man buvo didžiulis šokas sužinojus, kas iš tikrųjų yra nusikaltėlis, o šioje knygoje mes gan matom patį nusikaltėlį. Tiesiog mes nežinom, kas jis yra, bet šiek tiek matom, ką jis masto, ką jis veikia, bet pačių aišku žudimų, kaip jis juos atlieka, mes nematom, mes pamatom tik jau įvykio vietą. Tai iš tikrųjų ši knyga yra gan sodri nusikaltimais, čia vyksta net 5 žmogžudystės, tai tikrai toks prisotintas žiaurių turinių, bet kaip jau ir minėjau, nežinau, čia priklauso nuo žmogaus, manęs asmeniškai jos nepaveikė kažkaip tai baisiai, aišku, tai yra šlykštu skaityti, kai kurios iš tų 5 bent jau nužudimų, kai kurie buvo tokie paprastesni, gan sakyčiau, kai kurie buvo tikrai tokie priverčiantis susiraukti fiziškai mane, bet vis tiek tai neprivertė manęs padėti knygos, kadangi užpildo autorius labai kitų turinių. Pats Robertas Hunteris labai yra įdomi asmenybė ir man labai patinka jo ir jo partnerio Garcijos dinamika. Labai šie du žmonės tarpusavyje gerai yra susibendravę ir jie iš tikrųjų yra labai geri draugai. Kaip jau ir minėjau, kad šioje knygoje yra tokia aiškiaregystės tematika, tai man be galo patiko, kaip Hunteris bendravo su žmogumi, kuris pasižymi aiškiaregystės ypatybėmis, kadangi pats Hunteris jis yra labai pažengęs psichologijos srityje ir labai išmanantis tiek žudiko psichologiją, tiek bendrą žmogaus psichologiją, tai jis labai moka prieiti prie žmogaus ir supranta, ko jam reikia, ar švelnesnio bendravimo, ar kažkokios tai kitos aplinkos. Tai iš tikrųjų šioje knygoje tai pilnai atsiskleidė ir man labai patiko ir net knygos pabaigoje buvo taip miela ir mane privertė šypsotis, tai iš tikrųjų ši knyga ne tik priverčia raukytis, bet ir priverčia šypsotis ir džiaugtis už veikėjus, tuo pačiu metu ir gąsdindama, tai iš tikrųjų, sakau, labai plačiai tiek emocijų spektrų, tiek turinio spektrų aprašomi šioje knygoje yra įvykiai ir sukeliantis man emocijas. Tiek tai galiu pasakyti, neišduodant turinio, kaip ir ant viršelio galite pamatyti sakinį žinau, ko tu mirtinai bijai, tai galite užkart nuspėti, kad šioje knygoje žudikas pasirenka žudimo būdus atitinkamai pagal žmogaus baimės. Tai įsivaizduokit, kokia yra jūsų didžiausia baimė ir galbūt kažkokia iš jūsų baimių net aprašoma yra šioje knygoje, nes kadangi parinktos baimės yra tokios tikrai gan paveikiančios daug žmonių. Bet iš tikrųjų tikrai išradingai sugalvota. Nežinau, kaip kitaip pavadinti, nes iš tikrųjų neteisinu aš čia to nusikaltėlio ir tikrai nebuvo jis žavingas. Šlykštus jisai buvo, bet tikrai suktas, tikrai aš nesitikėjau, kad bus tas žmogus, kuris buvo. Kaip jau ir Krucifikso knygoje, taip ir šioje knygoje antrą kartą Chris Carter sugeba mane priblokšti su atomazga. Tai labai rekomenduoju. Jeigu neskaitėt, tai tikrai paskaitykite. Jeigu mėgstate detektyvus, tikrai paskaitykite. Jeigu jums negąsdinantis yra šiek tiek žiauresnis turinys, žiauresnės scenos, tai tada tikrai duokit šansą Chris Carter. Tai 5 žvaigždutės, nors žvaigždutėm nevertinu, bet vis tiek Goodreads, kadangi žymiu, tai ten reikia užžymėti žvaigždutės, tai jeigu man knyga tokį įspūdį sukelia, tai automatiškai aukščiausias įvertinimas šiems knygoms. Aišku, labai aš norėčiau imti dabar 3 dalį, Šešėlis naktyje, bet aš neturiu šios knygos ir jos niekur negalima rasti. Tai aš labai tikiuosi, kad leidykloje temą perleis ir 3 dalį, kaip padarė su Egzekutorium, bet kaip sakau, čia nėra reklama, aš tiesiog ramiai lauksiu, galbūt rasiu bibliotekai, bet jau pusę metų, kiek žiūrėdavau, tai bibliotekai nebūdavo nei Egzekutorius, nei Šešėlis naktyje. Tai kągi, teks palaukti. Mano krūvelė kitų Chris Carter knygų turėjo šiek tiek palaukti. Dabar eisim skaityti visiškai kitą žanrą ir tai yra istorinis romanas, apie kurį jau šiek tiek pakalbėjau. Tai pirmoji dalis man patiko, dideli lūkesčiai yra ir antrajai daliai. Ką dar, manau, reiktų pasakyti, kadangi jau šiame video mes skaitom
serijos dalis. Tai iš tikrųjų apie šią knygą dar nežinau, bet po pirmos dalies man susidarė toks įspūdis, kad nedorėlių taisyklės reikia skaityti iš eilės, kadangi net ir knygos yra sunumeruotos tiek ant viršelio, tiek ant nugarėlės, tiek atsivertus pirmą puslapį. Tai manau, kad šias knygas jau reiktų skaityti tikrai pagal eiliškumą. O Chris Carter, tai iš tikrųjų, kiek aš klausiau kitų, kas jau perskaitė visą seriją, sakė, kad nebūtina skaityti iš eilės knygų, jeigu tokios galimybės nėra. Bet aš nenoriu taip daryti, aš noriu skaityti iš eilės, kadangi skaitant Egzekutorių buvo užsimenama ir šiek tiek apie krucifikso bylą. Tai jeigu nebūčiau skaičius pirmos dalies, aišku, kažko man labai šios detalės Egzekutoriaus knygoje nebūtų išpasakojusios apie pirmąją knygą. Tačiau vis tiek, kadangi jau šią knygą skaičiau, tai galėjau suprasti, kaip jaučiasi tiek Hunteris, tiek Garcia, kokie įvykiai jiems buvo įvykę pirmoje knygoje, kad jie dabar išgyvena tam tikras emocijas ir tam tikras baimės. Tai iš tikrųjų manau, kad šis knygas taip pat geriau būtų skaityti iš eilės. Tai va, tai tiek norėjau kol kas pasidalinti. Eisiu skaityti šią knygą. Tikrai nesitikėjau, kai pradėjau skaityti šią knygą, kad užsibaigs taip, kaip užsibaigė, bet ties 200 puslapiu aš nusprendžiau šios knygos toliau nebeskaityti. Ir tai yra labai gaila, nes pirmoji nedorėlių taisyklių dalis man be galo patiko. Ir ne todėl aš dedu ją, kad lūkesčių neišpildė, bet todėl, kad turinys buvo visiškai kitoks. Ir tai yra antra knyga, kai aš būtent dėl tokio turinio nebenoriu jos skaityti. Ir pirmoji buvo Artemidė, aš ten nelabai išsiplėčiau, atrodo visiškai skirtingi žanrai, mokslinė fantastika ir istorinis romanas. Aišku, kas skaitot istorinius romanus, tai žinot, kad čia būna šiek tiek to spicy, pipirų, prieskonių, bet šioje knygoje tai jų buvo tikrai per daug ir net ne iš meilės jie kilę yra. Visas turinys eina tik tais apie aistras ir aš labai nusivyliau tuo, kad pagrindinė veikėja šios knygos, Filipa, ji turėjo būti labai įdomi asmenybė. Tai mergina, kuri Viktorijos laikais 1831 metais buvo visiškai kitokia, visi vadino ją keistuolę, vien todėl, kad jai rūpėjo mokslas, labai patiko anatomija, latyniški pavadinimai, botanika ir tiesiog viskas, kas yra susijęs su mokslu. Tai aš galvojau, kad galėsiu prijausti šiai veikėjai, kad galėsiu suprasti tai, ką jie jaučia, kad man patiks labai skaityti, kaip būtent tokia veikėja yra išpildoma
Viktorijos laikų tematikoje ir būtent visoje tų pokylių ir antros pusės ieškojimo tematikoje. Bet nuo pat pirmų puslapių mes sutinkam ją tokioj situacijai, kurią ji pati save įvėlė, vien todėl, kad mokslą jį supranta, o dalykų meilėje ji nesupranta ir jai reikia vyro, kuris jai tai paaiškintų prieš jai ištekant už visiškai kito vyro. Tai nepatinka man toks turinys. Bet jei tai būtų gražiau išpildyta, aš manau, kad būčiau tai skaičiusi, bet vyras, kurio vardas yra Krosas šioje knygoje, pas kurį ji nueina paprašyti pagalbos, kad jai paaiškintų, kas yra santykiai ir ką žmonės veikia santykiuose. Iškart labai greit pajaučia jai fizinę trauką ir ji pajaučia jam fizinę trauką ir nėra čia kažko daugiau. Tai todėl, kadangi visas turinys vystosi vien tik tą tematiką ir kadangi dar tai yra Viktorijos laikai, tai žmonės atvirai nekalbėjo tabų temomis ir viskas yra taip išvedžiojama, tai todėl ties 200 puslapio aš padėjau šią knygą ir sakiau, ne, tikrai aš neversiu savęs toliau skaityti, čia man nėra įdomu, čia nėra turinio, kuris mane įtrauktų, čia nėra kažkokio turinio apart aistros, kuris man būtų įdomus, kaip dažnai meilės romanuose būna ne tik, kad patys santykiai svarbus, bet ir kažkokie tai išgyvenimai ar kažkokie tai veiksmai ir įvykiai aplink tą turinį. Tai čia tokio turinio net nebuvo, nežinau, čia yra 500 puslapių knyga, gal kažkur vienas kitas veiksmas kažkoks įdomesnis ir įvyko, bet aš tikrai neversiu savęs ir neskaitysiu šios knygos toliau. Keletas jūsų man rašėt, kad jums taip pat pasirodė, kad pirmoji dalis užkėlė labai didelius lūkesčius ir labai patiko, nusipirkot visas kitas 3 ir kitos 3 nuvylė knygos. Keletas žmonių man rašė, kad jums antroji dalis patiko net labiau negu pirmoji. Tai čia priklauso nuo asmeninio skonio ir ką jums patinka skaityti. Tikrai nesakau, kad jeigu jūs skaitėte, ar jums patiko ši knyga, tai yra blogai. Ne, kiekvienas mes turim savo skirtingą skonį, tiesiog ši knyga yra ne man, nors pirmąją dalį aš tikrai dievinu ir man labai patiko. Nežinau, kaip bus su 3 ir 4 nedorėlių taisyklių dalimis. Gal kažkada ir paskaitysiu, tiesiog šiuo momentu grąžinsiu šią knygą į biblioteką ir padarysiu tokią pertrauką nuo šios serijos, skaitysiu kažką kitą ir kažkada galbūt sugrįšiu ir pabandysiu dar paskaityti 3 ir 4 dalį. Tai jeigu skaitėt pirmą dalį ir jums labai patiko, tai pabandykit antrą dalį, gal jums kaip tik patiks. Man tiesiog ši knyga yra tokia bloga, kad aš jas net nebaigsiu skaityti. Kas nutinka iš tikrųjų retai. Aš rankų piršto galėčiau suskaičiuoti knygas, kurias aš nebaigiau skaityti. Tai tiek, tikrai nesitikėjau, kad nueisiu video šią linkme, bet šiame video aptariam porą knygų. Tikiuosi, kad jums jis patiko, tikiuosi, kad jeigu skaitėt pirmasias dalis ir dar neėmėt tolesnių serijos knygų, tai šis video buvo informatyvus. Jeigu jau abi knygas esat skaitę, tai tikrai labai lauksiu jūsų komentarų, kaip jums pasirodė šios knygos, ar patiko ar ne, kokia jūsų nuomonė, visada man smagu sulaukti jūsų komentarų ir nuomonės. Na ir šiandien jau sakysiu jums ate, labai ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit paspausti subscribe, jeigu to dar nepadarėt, ir susitiksime kitam mano video. Ate!